Labas rytas. Šiandien turiu truputį daugiau laiko ryte ir darausi pusryčius. Susipjaušiau obuoliuką, pasikepsiu 2 bananus ir verdu avižinę košę. Tai iš tikrųjų einu truputėlį kitais etapais, kitais niuansais ir kai aš visada sakau, aš kai pajaučiu tam tikrus dalykus ir aš nubraukinėjau, aš pakeitinėjau, kai kartais žmonės sako, aš negalėčiau be to, be ano, ar dar be kažko. Pavyzdžiui, negalėčiau ten taip valgyti, negalėčiau ten to daryti, negalėčiau to atsisakyti. Etapais, kur tiesiog reikia. Ir reikia keisti, ir kaip reikia keisti, ir ką reikia daryti. Tai iš tikrųjų, pasikepsim obuoliuką. Ir įbersiu, bananas tai yra saldumas ir visi saldumai eina dažniausiai pas manęs iki pietų, jeigu aš noriu labai saldžiai. Ir užbersiu cinamoną. Avižinė košė tiesiog labai paprastai su vandenuku paverdam, užverdam, burbuliuoja, aš išjungiu ir palieku toliau tiesiog kaisti. Ir įmečiau obuoliukus, atketinsiu obuoliukus ir dėsiu ant čija sviesto, ant gėlė čija, nežinau kaip tai tam sutardinti. Tai labai skaniai dar būna persika pasikepinu ir kai noriu tokio saldumo, noriu daugiau saldaus, tai tas saldumas didesni pusryčiai. Tai va, ir kai sakau, einu tai tokiais truputėlį etapais ir kai kurių dalykų tenka atsisakyti ties sveikatos linkme, kad būtų viskas geriau ir geresnė savijauta, kad geriau jaustis. Ir kaip tai padaryti? Tai vėlgi, kas yra pagrindas mūsų gerai savijautai, nuotaikai, tai aišku, kad gerai jaustis viduje, kad nepūstų pilvo, kad nereikėtų jų įtraukti, kad nebūtų kažkokio tokio diskomforto. O dažniausiai moters pasitikėjimas ir visas tas seksualumas ir viskas eina per tikrai tą kūną. Ir jeigu mes nenorime ko parodyti, mes tada dengiamės, mes tada čia pilvą uždengiam, dar kažką, mes jaučiam diskomfortą, mes bandom priimti, pamilti ten ir